Važiuojam kažkur, tai ieškom. Ieškom vietos, kur mašinų paroda. Taip, čia sako, į kairę reikia sukti. Pažiūrėsim, jis įsuks ar ne? Patikrinsim. Jisai ne, jis kitur važiuoja. Važiuoja paskui jį? Ne. Tai tavo navigacija į kairę rašo, ne? Jo. Na, pasiskaitai? Jo. Kas angliškai, Anglijoje gaminamos sportinės mašinos ir šiuo metu nebuvo gaminamos. Bet žinot, zylės kokios visos fainos ir taip biškis. Nu, bet tai čia... Ten tos tai iš viskai, kadangi negaminamos ir tokios net nematytos, ne? Nu, nelabai mes sutinkam sportinių mašinų. Ne, nu, sportinių mašinų tai mes sutinkam. Neapsukam ant kameros. Ir dar va vienas toksai. Čia visa eilė iš tikrųjų, jo. Iki tol, kol daisėm iki Porschų. Nice. Čia dar pažiūrėk, kiek veidų jau yra. Ja, bet pažiūrėk, koks vidus. O vairo speedometras. Ne, čia. Atvažiavom į mašinų parodėlę. Tokia lengva, galvom biškai daug skirtingų bus, bet iš tikrųjų tai čia iš vieno modelio mašinos. Ta prasme, nežinau. Aš net nežinau, kaip tarėsi iš tos mašinos pavadinimai. Ta prasme, fainos mašinytės, viskas gerai. Bet kas čia per modeliai, tai aš taip ir nelabai raukiu. Čia kelių modelių pagal užrašymus matai. Ne, nu... Pagal paskaitimą jau jie nebegamina. Nu, bet žmonės čia jų turi, čia iš tikrųjų visą aikštę. Čia kažkoks klubas, jo. Pavyzdžiui, ne taip. Jep. Daug. Ir dar lėktuvai fone. Su kompaktai? Su kuo? O jo, dar čia kokios lemputės čia galia įkaltos. Variklis? Nu, mano žmona tai varikliuose žiauriai gerai raukia. Taip. Tai iš karto apžiūrinėja. Taip, svarbiausia. Dar kapotas pats kaip atsidaro. Nu, ką nors nori pakomentuot, ką ten tam variklyje gero? Labai gražus violetinis variklis. Žinai, komentaras tikro mechaniko, ta prasme. Taip, violetinio dar nemačiusi. Ne, negali ginčytis. Įsakytės turi, matai? Jo, čia jie visko turi. O kodėl anglai mėgsta tokias mažytės mašinytės? Gal jų ego nėra toks didelis. Gal jie turi kuom didžiuotis ir nereikia didelių mašinų. O čia variklis, nu, apžiūrim šitą. O, čia koks gražus. Gražus, bet šitas ne violetinis. Galiu pasakyti, ant jo užrašyta 400. Nežinau, ką tai reiškia. V8. Ir taip toliau. Čia... Jo, aš irgi toks kaip virtų mechanikas. Nu, visai nieko. Įdomu būtų atsisėsti tokį. Nori, aš tau atidarysiu dureles? Ne? Nenori?
Toksai atrodo, kad visiškai vietos nėra, bet gal tam pavyzdžiui labai... Aš tai iš pradžių ten, žinai, pasakiau, sakau, tu prasme, čia va vieną modelį praeisim ir bus galima ten Porsche kažkas, bet čia Porsche nei vieno nėra, čia visi. Čia visi tie patys. Aš čia taip riebiai nusišnekėjau iš tikrųjų. Nu, bet ką padarysi, ne? Gal prie įvažiavimo. Ne visi mes mašinose šarinam taip gerai. Kaip. O čia visiškai kitoksai. Bet, nu jo. Kad kitoksai tai sutinku. 280i. O pažiūrėk, bagažinės dangtis, kaip tvirtinas. Ir kaip įsvirtinis savo kažkokie chrominiai lankstai uždėti. Girdi vienas ten riaumoja, kažkas atvažiuoja dar. Aš dar sakiau, droną paleisiu, bet čia tikrai negalim, čia oro uostas. Čia dar mažų lėktuvėlių daug. Važiavau, tai įskrenta. Tas taip panašus iš tos mašiniukus. O tas geltonas, kuris nusileido, kuris tai nematai tu jo? Jis ten priekį. Sakai, ten tas pats? Vienas išvažiuoja, tai jis atrodo, kad prieš pakilimą turėtų subirėti. Nežinau, nesimato man. Pažiūrėk, išvažiuoja tėvarą. Ar matai? Atvažiuoja, žiūrėk. Jie čia atvažiavo, jie parkuosis. Jo. Tai? Mes biškį maišėm jiems. O, jau tas tai čia taip labai stipriai nervuojasi. Nu, užkurtą girdėjom, ne? Jam kažkas su varikliu negerai, girdi kaip pulsuoja. Gali Mildą nustatyti diagnozę. Jo variklis nevioletinis. Senukas? Visiškas. Ir dar yra Mazdų klubas. Nu, ne 3, 6 daugiau yra. Mazdų klubas, ten 3 ir čia visa eilutė dar stovi. Bet sakyčiau, gerbėjų nelabai daug čia šito klubo. O ten dar 3 Fiestos? Kur Fiestos? Priekį. Tai čia jau jos neparodai. Kodėl? Ten gal jų klubas. Jo, atėjom kaip į didelį šou iš tikrųjų, bet kiek mes čia užtrukom laiko? Nu ką žinau. 10 minučių dabar jau. Tai pakarpius tai, ką nufilmavom, gal kokios išeis papeizimo, gal kokios 5 minutės, ne? Nu tai ties ir trumpą video. Ties ir trumpą video. Gal varom dar kur nors ką? Nu galim pabandyti paieškoti, kaip ten į kitą pusę nusutos tom. Nes ten kažkur važiavo, tu davai, nu, užgooglinam. Iš tikrųjų, tai va, tas užgooglinam, tai reiškia, kad mano brangioji turi paimti telefoną ir paieškoti informacijos apie tai. Lėktuvėlius pažiūrėti. Nu, einam lėktuvėlius ten. Ta geltona, kur nusileido mums iš galvos. Nu, va, šitas jo. Nes čia dar iš tikrųjų mocai renkasi, bet čia jie ne parodai renkasi, čia jie labiau į kavinę atvažiuoja. O va šitas va geltonas daiktas, kai jį važinėjom, prieš įvažiuojant, nusileido pro galvas kažkaip. Kažkaip nesigauna, jam čia biškį užkurt. Nice. Skris. Jis išvažiuos tenais ir skris.
traukia iš paradą. Tai gal juos to išleis, bet tas dar irgi į sparną atsirėmė. Nes jie šalmus užsidėjo viską, nu tai kaip ir kam užsidėti visą amuniciją tam, kad, nu, va, ištraukė. Iš vienos pusės, žiūrėk, seniukas. Aš spėju, jisai jaunesnis iš tą lėktuvą. Gal ne. Tu pažiūrėk, tu į lėktuvą, nu, ta prasme... Nu, turėtų pradėti judėti, ne? Taip. Taip, tai susireguliuoja, viską pasitikrina. O, gazo. Tai aš tau pasakysiu, ne šitas leidosi mums virš galvų. Tas laukia savo eilės pakilt, nes ten jų tų geltonų daugiau yra, prieš tai geltonas man nusileido irgi. Šokinėja. O tu kaip tu įsivaizduoji, ten labai lygus per tą pievą varyk. Nežinau, ar matosi iš tikrųjų. Bet... Jo dėlytės kyla. Dar ne. Pakilus, o dėlgi nesiūlė. Pakilo, bet nežinau, ar matosi. Mums tai matosi. Ir girdim, ir matom jo. Oi. Taip. Mašinas apžvelgiam. Dabar apžvalga bus, žinai ko, ne tai, kad lėktuviukų, bet lėktuviukų uodegų. Iš tikrųjų tai jie galėtų būti atsukti čia. Pasižiūrėti taip. Ne iš galo, iš priekio. Gerai pamatys piloto kabiną. Nu, kažkiek matosi, šitas toksai biškį iš naujesnių. Ja? O dar va vienas leidžiasi. Bet toks, sakyčiau, įdomus seniukų pomėgis čia, ne? Klubas toksai. Nemačiau, kad čia jaunų būtų, ne? Ta prasme žmonių, čia vien tokie seniukai. Ir jų seni lėktuviukai, jo, ta prasme. Čia... Dar vienas kilt ruošiasi. Nu, ne šitas, aišku, tas ruošiasi kilt. Dar vienas leidžiasi. Jo, bet čia taip sakyčiau neblogas trafikas, ne toksai? Nu, taip. Leidžiasi. Čia gal jie už pinigus paskraidina? Gal. Reiktų pasidomėti, ne, šito. Norėtum praskristi su tokiu? Sėdina turbūt nepažiūrėjai, žmonių sėdim lėktuvike. Nu, tai du priekyje ir vienas gale. O tu nebijotum su tokiu kilti? Aš su tokiu... Ne. Aš turbūt tokiam bijočiau sėdėti. Aš kadangi nei aukščio, nei skris nebijau, tai ko man ten bijot tam visam reikale. Jisai man labai nepatikimas, atrodo, jisai labai dreba. Žiauriai jie patikami, patikėk. Jie labai tokie seneliukai atrodo. Seneliukai konkretus. Pažiūrėk, ant ratuko kokie uždėti sparniukai. Jo. Čia kad vėjo pasipriešinimą turbūt sumažint. Nu tai jo. Atkreipkite, kad visi prasideda su G raide. Tu prasme numeracija jų? Jo. Gal čia nuo... Nežinau, nuo ko, bet... Aš irgi dabar galvojau, ką čia protingo pasakyti. Lupo gal nežinau. Nesugalvojau, dėl ko jie čia galėtų prasidėti G raide. Gal regionas? Gal klubas? Tai aš tikrai, kad regionas. Nes jo, aš tai net nepastebėjau iš tikrųjų. Čia pas tave Aš jau nors skaitau pavadinimus. Tai klėkės.
taikliai akis. Visi sužymėti jau. Gekosa. Tas įdomus iš tikrųjų, ne? Forma jo pati. Nu, biškai kitoks. Bet čia vienų sparnai apačioj, kitų viršui. Gal nuo modelių priklauso, irgi? Ne, nu. Tai. Kuris tau labiau patinka, kur apačios sparnas turi, ar kur viršui? Gal kur apačioj? Ant sparno galiu pikniką pasidaryti, bet skrendant. Aš ant šitų mašinyčių pagalvojau, kad Porsche automobiliukai kažkaip iš toli labai link jų panešė. Nu, bet kas neklysta. O kas yra ten tų mašinyčių prototipas? Žinai, kur ten tas Cars ar kaip vadinosi? McQueen'as, ne šitas? Ne, nežinau. Dabar dar biškį man reikėjo sukramtyti, apie kokias tu čia mašinytės kalbi. Žaibas McQueen'as. Nu, jo, multikas toks buvo. Bet irgi tu prisimeni tokius dalykus. Jis man panašus pasirodė. Multiką kažkokį. Taip. O, žaibas McQueen'as čia stovi. Mini versijoje. Sterčiukai. Čia langus savo sportkaro langus norėčiau atidaryti apaugusius voratinkliais. Oi. Biški gerai, kai vėjaukai ypač, ne? Čia dar vienas bus ką mašina, kad čia 18 metais. Dangi mūsų šitą, kaip čia mūsų šitą išvyką pavadint? Išvyką, ne? Ja. Išvyka į automobilių. Parodėlė labai trumpa, tai galvojam, gal dar kažkur kažką galim padaryti, kažką nuveikti, nes tokią gražią dieną. Ir tik tai kelias minutės mes čia pasitrynėm. Nes mes prasilenkėm iš tikrųjų su daug kitų senovinių mašinų. Gal kažkur dar čia vyksta papildomai kažkas tais. Radai ką nors? Čia radau vienam gal. Nu, į Bicester nevažiuosime. Į kur? Bicester Village'as. Į Bicester Village, tai... O kas ten? 70 čia buvo jau. O kas ten vyksta? Ne, čia dabar vyksta. Irgi mažiuku. Bicester Village'as biški tolokai. Jo, bet čia šitas yra. O koks adresas? Tai nieks nepirks. Ja, nevirši greičio dar tik kamerą. O, prasideda neviršink greičio. Ten kamera priekį. Matosi, ne? Kaip gyvenimą aiškina. Labai gerai matosi. Gerai. Jo, neviršink greičio. Neviršinu. Bent jau šviesos greičio tai tikrai neviršinu. Iškirpsi, nebeveik iškirpsi. Mūsų šitą konfliktą aš iškirpsiu. Taip. Nori ką nors pasakyti? Ne, važiavom namo, neradom. Ta prasme, mes rankų nenuleidom, ieškojom, googlinom, matėm daug gražių mašnyčių važiuojančių kažkur tais. Netgi buvo kilus mintis, kad pasek gal, bet neleido kelio padėtis mums tai daryti. Tai pagodos prizui bagažiniai turim ten kyšo gėlytę nupirktą iš sodo daržo parduotuvės kažkokios. Važiavam namo? Važiavam namo, sodinsim. Taip. Gėlės. Geros dienos visiems, neliūdėkit, nenuleiskit rankų, ieškokit, ko ieškoja. Gal tada kažkai rasim. Šitą irgi iškirpsim. Gerai.